Sveiki. Birželio 7 diena baigėsi, nueina lietus nuo Lietuvos, jau pietiniai pusėje, Lietuvos pietiniai pusėje Suvalkija, Dzūkija, pagaliau ir Kaunas susilaukė saulės spindulių. Parodysiu žirklių galais, galbūt yra Lietuva šitoje vietoje. Ir matote, čia nueina tas visas šuoras, daroma iš naujo debesis, bet ko gero jie labiau eis į Rusijos pusę. Čia toksai masinis dabar vyksta tas darbas cloud seeding debesusie ir galbūt bus plukdoma Rusija, potviniai bus tenai. Ir norėjau tik tai vieną dalyką parodyti, kuris labai gerai matosi. Pabandysiu priartinti. Ir dabar atkreipkite dėmesį į šitą brūkšnį. Matote, jisai iš apačios eina į viršų. Va štai. Ir aš sustabdysiu dabar vaizdą. Štai aš kalbu apie šitą liniją. Matote, čia šita linija padaryta lėktuvo, tankerio, galbūt ir ta linija, chemtrailas, didelis, stambus, galbūt iš karinio lėktuvo. Tai daroma iš NATO kariškiai tai daro. Yra daug nuotraukų Facebook'e, galite pasižiūrėti taip pat. Atsidaro apatinis liukas ir tiesiog žmonės laiko šlangas, leidžia chemiją pro šlangas ir dar labai linksmai juokiasi. Patenkinti, kad atlieka žmonių gelbėjimo darbus. Kokie orai laukia artimiausiu metu? Net neklausiau, iš tikrųjų nėra televizijos, nes nežiūriu šitų dalykų. Ten nieko man naudingo, reikalingo nėra. Absoliučiai. Orus galiu pasižiūrėti čia pats. Tai galiu pasakyti taip, kad šitą šaltą oro srovę bandys pasukti ant rytų daugiau, ant Lietuvos ir padaryta iš Atlanto cheminė visa plėvė stums šičia esančią šitą šaltą drėgmę ir varys viską į rytus. Bandoma, kaip sakiau, sudirbti derlių. Kiek pasiseks, aš nežinau, nes jeigu prieš 2 dienas buvo lietus daromas Italijos šiaurėje, Vokietijos pietuose, Prancūzijos rytinėje pusėje. Tai tenais dabar įsikvėpia ir kai matote tuščios vietos, ten tik tai dabar matosi Harpo linijos. O štai įsijungia kažkodėl tai Lenkija ir matosi keli kupsteliai ten pradėti tie debesų sėjimo darbai. Dar žiemą būtų, tai suprastume, kad ten kažkokios katilinės šildosi, bet čia kiti dalykai darosi ir stambiu mastu. Globalistai siautė, bando išlaikyti kontrolę. O štai Prancūzija suraižyta tokiom linijom, šičia tokios kaip grotelės, tuo atveju, kada neužtenka tos cheminės plėvės ir bandoma tuo metu bangomis iš oro galbūt padaryti visišką baltą plėvę. Taigi panašiai kaip kiaušinio baltymo papilt ant karštos keptuvės ir jisai iš skaidraus permatomo pavirsta į baltą. Pabandysiu dabar atstumti vaizdą ir įjungti debesų storį. Parodyti. Tai štai čia labai gerai matosi visas tas juodas darbelis, matote raudonusios plėmos, tai yra debesų darimo vietos startavimas, iš kur prasideda debesis. Tos didelės mašinos, apie kurią aš jau kalbėjau, ar kitose filmuose yra net nuorodos, jums parodytos, kad jūs galite pasižiūrėti, ką NASA sukūrė, kokius agregatus, jie didžiuliai labai ir daro debesis. Ne viską galbūt jie daro, jie tik tai gal
prisideda prie debesų gamybos. O štai, jeigu pasižiūrėsit Lietuvą, čia yra Lietuva, jinai dabar, matote, vėl atsiranda po atvirų dangum, po švarių dangum, gal matysis net mėnulis ir žvaigždės, ypač pietinėje pusėje, ir nustos lyti. O šitas šaršalas nuo Atlanto, jisai turbūt jau neprieis Lietuvos, galbūt užsilenks ir kaip praėjęs va šitas, jisai gali būti stumiamas iš apačios ir eis į viršų. Gali būti, kad už poros dienų vėl bus debesuota ir vietomis palis. Bet čia priklausys nuo to, ką sugalvos globalistai ir kokie planai dar neaišku, kiek jie pasiteisins ar pasitvirtins irgi neaišku, nes ne viskas taip vyksta taip, kaip jie nori. Dabar dar įjungiam pasižiūrėti lietų. Šiek tiek durnėjo kompas ir nuo pirštų prisilietimo. Vargiai pavyksta pakelti. Pelė kažkaip keistai reaguoja nuo pirštų. Ir štai matote, vėlgi Lietuva yra ir lietus kol kas apeina tiek Lenkiją, tiek Lietuvą. Kol kas. Ir matote, kaip puliuoja trūkčia juosta. Tai yra tiesiog spinduliuojama iš palidovų. Ta chemija papučiama kaip panašiai, galbūt kaip iš feno, panašiai aš sakau. Matote, ir sujungiamas linijos. Aš kalbu apie tą dabar liniją, kuri eina link Skandinavijos. Apačioj veikia taip pat ir tie ruožai matosi gan ryškiai, kada kas žmonės žiūri kasdieną, gali taip priprasti prie šitų dalykų ir labai greitai pamatyti, kaip dirba. Panašiai kaip prožektoriai teatre į sceną šviečia. Toks panašus principas. Taigi šiluma bus, nes eina oras visą laiką kol kas iš apačios orų srautas, kai kada įsimaišo atnešta košė nuo Atlanto vandenyno, ta visa chemija sudaryta lėktuvų, kurių labai daug ir pabandysiu kada nors iš ryto pagauti tą kadrą, gyvai parodysiu, kas darosi danguje esamų metu, kiek yra lėktuvų danguje, kiek yra virš Europos, kiek yra virš Atlanto, apie 8 val. Ryto, labai ten puikiai atrodo viskas, labai puikiai matosi. O kol kas šitą video baigiu, aiškinsiu apie orus dar kiek daugiau, kad suprastumėte, kad stebėtumėte ir nutoltumėte po truputį nuo jums įprastinių žinių srauto kanalo, nes vėliau, kada jau busit nuėję nuo to viso ir po kažkiek tai laiko grįžti nenorėsite, nes suprasti skirtumą, energijos skirtumą, informacijos kokybę ir pajausite pasikeitimų savo gyvenime. Kol būsite tenai įlindę, jūs nieko, aišku, jokių pasikeitimų gyvenime jūsų nevyks. Jeigu tik tai nebent gyvenimas blogės. Taigi, su tokia keista nata baigiu šitą video. Su jumis buvo Robertas Mackevičius. Ačiū už dėmesį, kad žiūrėjote ir iki malonaus.